Tai šiandienos tema prichaltūrintas mano BMW F650 GS motociklas. Atlikau jam servizavimo, ruošiu atostogom, kelioniam, nuotykiams. Tai papasakosiu apie remonto ypatumus, parodysiu šiek tiek patį procesą, aptarsime, ką radau prichaltūrito, pridirbto. Toks šiandien video. Na ir žinoma, pabaigoje pravažiuosime, pafilmavau su dronu. Kam patinka mano kūriamas turinys, nepamirškit paspausti like, prenumeruoti kanalą, o dabar važiuojam. Pakalbam apie detalės, kurias dabar dėsim, keisim servizuojant. Tai kolodėlės štai, na, nėra tikrai iš pačių brangiausių. Žvakė iridinė, ne kartą su tokia naudojęs. Ypatingai prieš tai, kai turėjau BMW Boxer tipo variklis, kur buvo, labai pasitvirtino. Tikrai rekomenduoju iridinės. Tepalai Silcoline, daug kas dabar naudoja, ant bangos šitie tepalai, tikrai nereklamuoju. Tai aš naudosiu juos, šiaip esu įvairių naudojęs, tikrai nėra ten nei blogesnių, nei geresnių. Tepalas bus 1050, na 1050 aš renkuosi, kad būtų šiek tiek lampesnis, irgi pasitvirtinęs man sprendimas. Oro filtras, žiūrėkit koks miniatiūrinis, keista net, tokio mažo nesu net matęs motociklo dar. Motociklas 650 kubo, filtrelis. Miniatiūrinis. Na ir tepalo filtras kasetė irgi labai mažytė jau. Nainam, kimbam į darbus. Pasižiūrėsim, kaip čia mums seksis šiandien. Na, pradėsim dabar nuo ardymo, tai pradžioje pačioje nusimsim šitas plasmases, nes šitoj pusėje, kaip matote, yra bakelis tepalo užpilimo. Reikės jį nusimti, išsileisti tepalo, po to pačioje atsisukti varžtą, nusimti šitą apsaugą. Ir tada atsisukti filtrą, pakeisti kasetę, surinkti viską, užpilti tepalų. Tai pradedam gal nuo šičia ardymo ir tepalų keitimo. Na, vieną šoną paardėm, tai varžtų labai daug nebuvo. Su oro filtru dabar pradėsim gal nuo šito varžto atsukimo, reikia atsuktuvą dar pasimti. Kiek mačiau, kad oro filtras šitoje vietoje. Nusiėmė antra dalis. Antroji dalyje originalus varžtas. Na, žiūrim. Tadadadam, 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 tadadadam. Kaip atrodo oro filtras. Nėra baisiai, bet jau keisti reikia dar. Kampas kažkoksai nulaužtas, tai ne pats švariausias, bet gerai, einam pakeisim oro filtrą. Vieną darbą būsim padarę, dar reikėtų šitą dažutę išsivalyti, išsisirbliuoti. Oro srauto matuoklis, kur stovi. Tuo pačiu filtradėžę pravalysiu. Nes pridulkėjus. Filmavau video ir žiūriu, kad kamerai savo pagrindinį mikrofonus nepasijungęs. Nežinau kaip su garsu. Pažiūrėsim, kai baigsiu filmuoti, tikiuosi, kad nebus labai blogai. Jau ant ribos žiūriu laikiklis. Čia su kita pusė kažkaip išlūžęs jau. Štai jau bakelio laikiklis, reikės jau remontuoti. Varžtas. Čia iš plasmasės. Išlūžęs. Nieko turiu būdų, kaip sutvarkyti tokius dalykus, tai čia nėra kažkas problemas dėlės. Dėl to ir pasižiūrim. Matosi, kad jau rakta perrakta 50 kartų čia. Kai ardai, supranti, kieno rankose yra buvęs motociklas, aš kaip ardau, iškart matau tada. Arba prižiūrėta, kokie varžtai sudėti, pagal tai
Pagal tai labai eina suprasti, kas per žmonės, kas per meistrai remontavo. Jeigu varžtai skirtingi, tai jau iš karto man. Irgi būna to varžtų trūksta, įdedu tus varžtus, bet pas mane nebūna, kad varžtai būtų skirtingi. Tai aptariam dabar darbus, visą eigą. Tai išleidau tepalą iš bakelio, susiremontavau šitą laikiklį, buvo išlūžęs visiškai, kur bakelį laiko. Tai kad susiremontuoti jį reikėjo oro filtrą vėl išsiardyti, per filtradėžės vidų patekti. Tai išėmiau vėl filtrą ir dabar įsidėsiu filtrą, surenku oro, uždedu tepalo bakelį, sujungiu žarneles, kurias atjungiu, atsuku karterį, išleidžiu tepalus iš variklio. Na ir tada eisim prie tepalo filtro. Tepalo filtrą atsisuksim šičia, pasikeisim kasetę, tada surinksim, užpilsim tepalais. Na, kiek mačiau, kad čia gazo traselis irgi matosi, kaip matot, irgi pašerpetuojas. Tai irgi reikės užsakyti, būtinai pasikeisti prieš kelionę, kad nebūtų feilų paskiau. Viską apsižiūriu, visą instaliaciją, visus kitus trūkumus, kad išvažiavus paskiau nereiktų kviesti stralo ir verkšlenti. Darbai kol kas einasi neblogai, aišku, matosi pagal visus darbus mano atliekamus, kokiose rankose buvo motociklas, ar buvo prižiūrėtas, neprižiūrėtas. Iš tokių variantų kaip medvaržtis įsuktas kažkoksai, tikrai buvo galima originalų varžtą rasti. Tokių yra sprendimų, tai varžtai skirtingi, tai kažkur laikiklis nulūžęs, neprisukta, matosi, kad prieš tai kas turėjo. Gal su technika kažkiek ir draugavo, bet per daug jau ūkiškai tie remontai buvo daromi, nes ir su laidais matosi, čia irgi tokių visokių kažkokių nesąmonių pridaryta. Na nieko, manau viską išspręsim, visus nesklandumus, labai kažkuo stipriai prigadinta neradau, tai eiga kol kas visa normali. Tai tuoj pakalbėsim apie tolimesnius darbus ir parodysiu, kaip sekasi remontas, ruošimas šio motociklo. Na ką, prie to pačio išsiardžiau gazo trosą, tai irgi, kaip minėjau, kad atsičerpės, matot. Tikrai va dabar nepasikeitus, didelė tikimybė, kad sukant ratuką, žiūri, gazo nebeliko. Ir tai va, visą laiką reikia apsižiūrėti tokius dalykus, kai ardot. Sankabos trosus pasitikrinti prieš kelionės irgi labai yra svarbu. Stabdžiai kaladėlės, kad nebūtų ant ribos. Dabar einu, užsakysiu šitą trosą irgi, kad rytoj galėčiau pasikeisti. Ir tada toliau žiūriu. Gal dar kažką rasiu, kažkokius staigmenų, nes šitas motociklas senai servizuotas matosi. Atsukau varžtą, išleidinėjau tepalą, dangtelį atsukau, po kurio bus filtrelis tepalo. Na ir kaip be staigmenų, tai šitą varžtą karterio vos pavyko atsukti. Atsukus varžtą žiūriu staigmena. Nėra tarpinės varinės. Na, kaip sakau, čia tokie reikalai, kur kai buvau 13 metų, kai Rygas ir Deltas remontuodavom tokiais būdais. Keista, žmonės nusipirka motociklą normalų, keičia tepalus, tai neuždeda tarpinėlės, tai varžtų kažkokių nesąmoningų. Tai parduotuvėse visko šiais laikais yra. Aišku, ne man mokyti, bet aš jau galvoju, kad mes išaugom iš tos jau tundros. Bet pasirodo, kad chaltūrų laikai dar, na aišku, ne visi gal tokį požiūrį turi. Aš jau dabar esu išaugęs iš tokių dalykų, tai jeigu darau, kažko matau nėra, kažkas susigadino, važiuoju, nuperku ir tada surinkinėju. Gerai, numinėsiu filtro dangtelį, filtradėžės. O, čia biškį tepalų prisibėgs, bet nesvarbu. Aš po to viską žadu išvalyti su chemija. Gerai bėga, kaip matot, per variklio bloką į tarą, tai nieko čia tokio. Ant grindų nepribėgs. Mačiau, čia specialius kažkokius naudoja, yra tokie pasideda, kad nebėgtų. Na, čia užsieniečiai daugiau. Na, išimkim tepalo filtrą. Drožlių šiaip variklio varžto atsukęs ant magneto neradau. Irgi tas gerai. Pažiūrim, kaip atrodo dabar tepalo filtras.
Tepalo filtras toksai, kaip matot, gyvenimo matęs, bet drožlių kažko tais nesimato. Pakeičiau, gavau gazo trosą. Gazo trosas universalus. Šiek tiek sutepiau, dabar vaikšto lengvai, niekas nestringa. Po to gavau tarpinėlės po karterio varžtų. Tokį universalų komplektą nupirkau. Tai šitas naudosiu dabar. Nusipirkau, pasidėsiu į sandėlį, kad turėčiau kitiem remontam. Dabar eisiu ant karterio varžto, uždėsiu šitą tarpinėlę, užsuku. Ir tada eisim užpilinėti tepalą. Bus baigtas tepalų tada keitimas. Bandysim pakurti. Štai karterio varžtas su magnetu. Ir tinkama tarpinė varinė. Poveržlė. Tai einu dabar užsukinėti. Tepalą susipyliau į patogesnę tarą. Tai atsižymėjau 2,5 litro. Ir dabar pilu tepalėlis, kaip Motoguris pasakytų, iš tų spalvotojų kvepia avietėm tikriausiai. Gerai, pilam. Einam, bandysim užkurti. Dar šiek tiek liko, nesupyliau, kokie 300 ml. Bandom. Žiūrim, kas bus gero. Dar pasižiūrėsim, ar dapilti reikia, dar pakursiu, pašilsiu ir tada eisiu baigti surinkinėti. Pažiūrėkim per langelį, ką rodo. Kaip ir subėgo. Visi tepalai dar trūksta, tai tuoj dapilsim, kaip tik turiu pasilikęs. Reiks tvarkytis jovalą. Laikas aptarimui. Tai šis remontas, aptarnavimas truko 2 vakarus iki 1 nakties. Keičiau kaladėlės, gazo trosą, oro filtrą, tepalo filtrą. Kaip matėt, karterio veržlė turėjo tarpinėlės, po to perinkau suportus. Tokie visokie įvairūs darbai, kurie tikrai yra reikalingi norint keliauti. Grandinės patikra, grandinės valymas, grandinės sutepimas, aišku, kai kurių darbų nefilmavau. Radau krūvą visokių įvairiausių varžtų. Keista, tikrai dabar šiais laikais nėra problemos gauti originalių varžtų. Kažkuriuos varžtus pakeičiau, kai kuriuos palikau. Viską sužiūrėjau, viską susitvarkiau, tai dabar motociklas jau yra pilnai paruoštas ir galima su juo keliauti. Tikrai tokių visokių staigmenų radau, būčiau išvažiavęs ir būtų didelė tikimybė, kad būčiau negrįžęs, nes būtų tai ar gazo trosas nutrūkęs, tepalai irgi neaišku, kažkada keisti, kažkada nekeisti, karteris irgi ten tas varžtas parasojęs, tikrai tepalas kažkiek sunkėsi, nes aliuminis su aliuminiu gerai nesusiveržė. Tai kaip ir tokių labai didelių trūkumų neradau, viskas yra gerai. Tai dabar ačiū, kad žiūrėjot, kam patiko, nepamirškit parašyti komentarą, man tai yra labai svarbu, padėsit taip augti. O dabar šiek tiek vaizdų iš drono, ir susitiksime kitose mano atostogų video. Tai pirmiausiai dabar žadu keliauti su baidarėmis, tada ateis eilė keliauti su motociklais. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.